What's up, what's up? Tai okei. Tai biški update ant naujų ateinančių Vietnamo karo Lego, Vietnamo karo serijų. Tai biški pakeista. Visa tai dabar bus miniatiūrinio dydžio. Aš kaip tik čia esu padaręs tokį kaip A4 Skyhawką mažytį. Tai jie vienu žodžiu bus va tokio dydžio, miniatiūriniai. Jie nebus minifigūrėlės dydžio, nes aš neturiu užtektinai detalių tam. Ir atrodys kiečiau tiesiog, nes, tiesiog man atrodo ir ko gero kitiems atrodo, kad miniatiūrinio dydžio filmukai arba visokie šitie tokie Lego filmukai atrodo tiesiog gražiai. Tai aš tiesiog taip sugalvojau, tai parodysiu aš tokią oro bazę esu padaręs. Arba dar darau. Tai tiesiog biški toksai kaip progress review. Tai vienu žodžiu štai pagrindinis takas. Galite matyti tuoj. Štai kokio dydžio. Čia mano ranka. Ir va toksai va didelis bus. Ir čia yra numeris 3 galite matyti. Tai čia ką tie numeriai reiškia, tai kad čia yra ir pakilimo takas, ir nusileidimo. Tai iš abiejų pusių gali jisai būti naudojamas. Tai iš šios pusės jo numeris yra 6. Tai reiškia, iš čia gali arba pakilti, arba nusileisti. Tai būtų iš 6 tako, o iš tos pusės būtų iš 3 tako. Ir taip pat panaudojau Lego detalės, kad padaryti. O čia vat galite matyti tokie įdomus, atrodo lyg sujungimai. Ir čia iš tikrųjų yra. Čia yra sujungimai šitai dideliai plokščiai. Šita plokštė bus kaip lėktuvų korpusas. Tai čia bus dedami visi lėktuvai, kuriuos aš dar padarysiu. Bus C-130, AC-130, A1, A7, F4, visi tie Vietnamo karo. Ir turiu dar vieną mažesnę plokštę. Jinai bus remonto. Tai jinai bus tiesiai sujungta su pagrindinė lėktuvų plokštė. Ir čia ne tik, kad bus remonto, čia bus ir krovinių priėmimo skyrius. Tai galės atskristi visokie tenais krovininiai lėktuvai, C5, C-130 ir jie galės čia vat išdėti savo krovinius. Tai aš po to vėliau padarysiu dar vieną video, kai jau bus čia viskas sujungta. Ir čia bus tokia nedidelė oro bazė, kad tokia kaip Vietnamo kare buvo pagrindinės oro bazės ir mini. Tai mini buvo kaip trumpalaikės, kad pradžioj Vietnamo karo jos buvo sukurtos ir po to jos buvo biškai pagerintos ir turėjo būti kaip makeshift, bet jos pasiliko visam karui ir tiesiog buvo kaip lėktuvnešio dydžio. Tai jo, tai nebenoriu užtęsti daug ilgiau video, tai kitas progress review bus gal, dar biškai noriu pakalbėti apie mano work schedule arba post schedule. Aš labai dabar prastai su tuo deduos, nes aš 8 klasėje dabar ir amžinai aš būnu apkrautas darbais, namų ypač. Tai aš tiesiog žiūriu, kada man patogiausia ir kada aš turiu daugiausia laiko ir tada aš noriu padaryti kiek įmanoma daugiau per tą laiką. Video. Kiek įmanoma. Dėl to aš darydavau per YouTube Shorts 7 klasėje taip, bet dabar noriu labiau tokius ilgesnius ir biškai geresnės kokybės video. Tai nebeužtęsiu ilgiau savo video šito ir kitas progress review ko gero bus arba ketvirtadienį, arba penktadienį. Tai laukite iki tol ir
Bye. O, blemba,